Gerbiama pirmininkė, ponios ir ponai. Iš esmės pritardama Europos ekonomikos atstatymo planui, noriu atkreipti dėmesį į du klausimus – į euroobligacijų išleidimą ir eurozonos išplėtimą. Euroobligacijų išleidimas, skirtas eurozonos sustiprinimui, nėra tinkamas instrumentas ir tinkamas laikas finansinės, ekonominės ir socialinės krizės krečiamai Europai. Turime 16 eurozonos narių, kurių ekonomiką norima remti, kaip su kitomis 11 šalių. Siūloma leisti pirkti euroobligacijas tik už Švedijos ir Danijos kronas. Kokiame užribėje liktų naujosios valstybės narės, kurios dėl daugelio objektyvių priežasčių nėra eurozonoje? Kokią skolinimosi kainą jos turėtų mokėti? Lietuvai nebuvo leista įsivesti euro dėl 0,07% infliacijos rodiklio viršijimo, nors nei viena eurozonos narė per 10 metų nėra įvykdžiusi visų rodiklių. Lietuvos litas susietas su euru jau 4 metai. Ar ne laikas kūrybiškiau pažiūrėti į pokyčius pasaulyje ir išplėsti eurozoną, tuo palengvinant visai ES išeiti iš krizės? Ačiū.